Laidos partneris TTT Kazino. Sveiki gyvi. Esu Algirdas Vaicekauskas, Klaipėdos krepšinio federacijos prezidentas. Kviečiu visus žiūrėti laidą Krepšinio pasaulyje su Vidu Mačiuliu. Krepšinio pasaulyje. Nekasdieniškų varžybų akordų, aukšta gaida, jaudinančių vaizdų 2015 gegužės 28-ąją buvo paženklintas 22-ojo Lietuvos krepšinio lygų superfinalo Kauno Žalgiris Vilniaus Lietuvos Rytas startas. Ir vilniečiai, ir kauniečiai, žinoma, tikėjo savo numylėtinio pergalę. Tačiau sostinės atstovų Kaune buvo nedaug. Iš 8484 susirinkusiųjų Kauno Žalgirio arenoje tikriausiai 99,9% buvo kauniečių gerbėjai. Ar laimė Žalgiris jau 16 kartų tapęs LKL čempionu, o žaidėjai užsidėję auksų žiedus? Ar Lietuvos Rytas tokį džiaugsmą patyręs tik 5 kartus? Namų sienos kauniečių privalumas. Visas penketukas puolė vilniečius, kai tuo tarpu sostinės ekipoje pirmosius 14 taškų pelnė tik vienas Antanas Kavaliauskas. Po 2 kėlinių 43-31, 12 taškų skirtumas. Pirmavo žinoma kauniečiai, nesunkiai įveikdami sostinės gynybos barikadas, o patys lengvai uždusinę vilniečių snaiperius ir atkovoja daug kamuolių. Jeigu nebūtų buvę rungtynių pertraukos, nugalėtojas iš anksto aiškus. Tačiau tos 15 minučių lyg pakeitė abi komandas. Lietuvos Rytas įrodė, kad baigsis pagaliau užburtas superfinalas, kad jie vėl gali nugalėti Žalgirį. Šiemet tai žūtbūt padarys. Nedaug tetrūkų, nes likus iki rungtynių pabaigos 1 minutei ir 37 sekundėm buvo tik minimali kauniečių persvara 65-64. Tačiau rungtynių endšpilyje nuo emocijų buvo labai karšta visiems, ir žiūrovams, ir žaidėjams, o teisėjams, ir per visas rungtynes, nes niekas jų nepalaikė. Taigi paskutinė minutė, nors kamuolys, kurį atkovodavo kauniečiai, nenorėjo įkristi į sostinės komandos ginamą krepšį, atiteko Artūrui Milakniui, kurio paskutinis tritaškis iš visų 16 pelnytų taškų Lietuvos Rytui buvo mirtinas. Gražiai Kaune baigėsi pirmo superfinalo rungtynės. 8000 žiūrovų stovėdami plojo Žalgiriui, nors visi jaučia, kad gera pradžia dar ne pusė darbo. Lietuvos Rytas užsigrūdinęs pusfinalyje su Klaipėdos Neptūnu, kuris dėl 3 vietos varžosi su Utenos Juventus, pabandys Vilniui padovanoti gražuolę LKL taurę. Lietuvos krepšinio lygos 22 čempionato maratonas dar nesibaigia, o Klaipėdoje jau atėjo net 39-ojo pagarba dėl to Kazimierui Budriui Lietuvos šeimų krepšinio čempionato pabaigtuvis. Šiandien tik mūsų programa Krepšinio pasaulyje parodys, kaip vyko šeimų krepšinio atrankos turnyrai 7 Lietuvos miestuose ir gyvenvietėse. Pamatysite ir pavydėsite šeimoms, kurios taip myli jo didenybę krepšinį. Laidos partneris TTT Kazino. Laidos partneris TTT Kazino. Krepšinio pasaulyje. Esu laimingas ir labai džiaugiuosi, kad šiandieną esu Šiauliuose, kadangi čia prabėgo mano jaunystė. Ir dabar vėl grįžtu į Šiaulius. Šiandieną
vyksta atrankos turnyras, 39-ojo šeimos krepšinio turnyro atrankos turnyras, skirtas Rimui Minavičiui atminti. Tai jau ketvirtas turnyras, kur vyksta žymių krepšininkų ir trenerių atminimo garbei. Kas šiandien laimėjo? Šiais metais pirmasis buvo atrankos turnyras Klaipėdoje, kur dalyvavo 6 komandos. Buvo Vlado Knašiaus atminimui. Jis, tarp kitko, ir mano pirmasis treneris. Su juo mes ir iškovojom 62 metais čempiono vardus Lietuvos krepšiniui. Klaipėdoje 6 komandos. Finale, vėl pirmos, kad patektų į finalą, susirungė Kiupeliai ir Stonkai. Jie buvę, tarp kitko, jau ne vieną kartą finaliai yra dalyvavę ir 39-26 laimėjo Kiupeliai ir taip jie pateko į finalą. Turi vieną dukrą Knašius. Kažkada jin taip pat žaidė už Klaipėdą, dabar gyvena Vilniuje ir ji visada jau 4 kartą atvažiuoja į Klaipėdą ir ji, tarp kitko, specialų prizą įsteigė. Mes su Kazimieru šiandieną esame čia Klaipėdoje. Kazimiero Budrio organizuojame krepšinio turnyre skirtame mano tėčiui atminti. Aš esu Lilija Knašiūtė. Man labai džiugu, kad yra žmogus Klaipėdoje, kuris organizuoja ir ne tik Klaipėdoje, visoje Lietuvoje šito šeimų turnyrus, kuriuose susirenka maži, dideli, mamytės, močiutės, kurie gali leisti savo iš tikrųjų susiburti darnioje šeimoje, pasportuoti, pabūti kartu, pasidalinti laimėjimais savo, padraugauti su krepšiniu. Krepšinis tai yra didis dalykas Lietuvoje. Manau, kad ir šitas turnyras dar labiau sustiprina šitą krepšinio savoką. Vladas išaugino Modestą Paulauską, Jūratę Daktaraitę. Vienu žodžiu, išaugino olimpinius čempionus. Taip, kad aš privalėjau tą padaryti ir jau 5 kartą Vlado Knašiaus vyksta. Ir aš manau, ateityje vyks. Aš esu Saulius iš Kiupelius šeimos. Jau 9 metus dalyvavom šeimų turnyre. Vis bandom nugalėti. 2 kartus jau pavyko. O praeitą metą nepasisekė, tai 5 vietą tik teko tenkintis. Šiemet vėl pavyko laimėti atrankinės ir bandysim finalinėme etape vėl pasiekti čempionų vardą. Visi dalyvauti negalėjome. Labai gaila, bet 2 pusbroliai žaidžia už Atlanto vandenyno, tai Amerikoje, NCAA lygoje. Bet tikimės, kad ant finalinio turnyro jie galės grįžti. Mes esam pusbroliai iš skirtingų pavardžių, bet mes esam pusbroliai. Tai giminės, kraujo giminės, kaip skiriasi pavardės, kaip ir visose šeimose yra. Nes iš vienos šeimos surinkti kaip ir trupučiuką sunkuoka. Turim dar vieną trenerį profesionalų, Vilius Stanišauskas, Neptūno treneris. Antrasis turnyras vyko Šeduvoje. Sveiki gyvi Skromanų šeimyna. Ten dalyvavo 4 komandos. Finale susitiko Skromanai, tarp kitko, daugkartiniai finalo dalyviai. Jie yra iškovoję ir 2. ir 3 vietą, tarp kitko, tik nėra tapę čempionai. Jie finale susigrūmė su Jonaičiais, kurie 1 kartą dalyvavo tame turnyre. Ir 79-73 nugalėjo Skromanai. Tokiam miestelį kaip Šeduva, nors ten tokių žymių ir krepšininkų nėra, bet tai tikrai kova vyko kaip nacionalinio lygio arba net LKL. Jonaičiai, kurie 1 kartą, bet tokia draugiška šeimyna ir pats rezultatas sako apie save. 79-73 dalyvavo seniūnas Šeduvos, kuris taip pat įteikė eilę apdovanojimų. Šitos tradicijos yra Šeduvoje jau
kelintą kartą, ar ne, atvažiuojate į Šeduvą. Mes turim puikius atstovus, kurie reprezentuoja Šeduvą visoje Lietuvoje. Iš tiesų smagu, kad ir šiandien laimėjot, ir šiandien dalyvaut, visi čia draugiškai, simboliškai. Iš vis Kromanai, tai čia yra jie šeimyna, kurie ne tik jie krepšinį žaidžia, bet jie ir saviveiklo, ir dainas kūrė, vienu žodžiu, labai puikiai šeima. Kromanai šiandien nugalėjo. Labai malonu, nes mes jau pasilgom Kazimiero Budrio turnyro, nes mes dalyvavom dabar 2011 metais paskutinį kartą. Ir šitam turnyre pas Kazimierą Budrį esame laimėję ir 2, 3, 4, 5, 6, 7 ir 8 vietas, bet nesam laimėję pirmos. Šiemet bandysim įsikviesti Ernestą iš Amerikos, Redą iš Norvegijos ir mes kovosim. Nežinau, Sabonį gal bus, nebus šiemet, nebus Sabonė. Bet prieš pernykščius čempionus tenksimės laimėti. Sekantis turnyras vyko Panevėžyje, žymaus krepšininko Vilmanto Paškausko atminti. Ten dalyvavo 4 komandos favoritas. Nausėdai, kurie pernai dalyvavo finale ir lošė dėl pirmos vietos su Žukauskais. Tai taip, kad jie nesunkiai su Krulikais kovėsi finale. Ir kas svarbiausia, labai įdomi, Krulikų šeima iš Marijampolės, iš tiek toli jie atvažiavo. Ir ten tai tikrai buvo šeima, kuri tėvas su savo vaikais žaidė. Savo vėliavą pasidarė. Suprantat, čia tiesiog buvo smagu ir žiūrėti, ir Nausėdas vėl pateko į finalą. Sveiki gyvi, aš esu Lilija Bručkienė, čia yra Bručkų komanda ir žiūrėkite mus krepšinio pasaulyje. 4. atrankos turnyras vyko Švėkšno, jis yra Sigito Urmulevičio atminti. Sigitas Urmulevičius, tai jis čia vienas iš tų seniausių jau. Man teko su juo pradėti krepšinį. Man buvo tik 16, aš pradėjau, jis mokėsi Klaipėdos mokytojų institute, jis ten studijavo. Ir aš galima sakyti, iš jo pirmas krepšinio pamokas ėmiau. Jis toj mokyklų išdirbo virš 40 metų. Ir jie buvo 3 broliai Urmulevičiai. Uždarymą dalyvavo Metardas, brolis. Labai mėgo sportą. Žaidė Klaipėdai už mokytojų institutą, vėliau už Klaipėdos miestą, vėliau už Vilniaus Šviesą žaidė, teisėjavo įvairios varžybose, grįžęs dirbti Švėkšnais. Tai čia vėl toliau judinu sportą. Aš baigiau Kaune institutą, grįžau ir pradėjau dirbti čia. Krepšinis populiarus buvo ir yra dabar pas mus. Budrių turnyras pas mus atranka vyksta jau 4 kartą. Ir iš mūsų komandos jau 2 tapusius prizininkėm buvo Stoniai ir Nausėdai, mūsų mokiniai buvę žaidžia su savo giminaičiais ir dabar žaidžia ir šiandien irgi čia tik ten pralaimėjai, trūko jiems 2 žaidėjų ir galbūt laimėjo. Taip kad mėgėjų žaisti yra ir reikia manyti, kad ir bus. Seni priešininkai, Stoniai, kurie daugelį metų jau pas mane yra finale dalyvavę Klaipėdoje. Tarp kitko, susitiko jie su Gargždiškiais Bručkais. Jie yra irgi dalyvavę finale, bet šį kartą 50-44 laimėjo Bručkai. Antrą kartą čia laimime, o Budrių turnyre irgi dalyvaujam. Jau Taip, 2 kartus finaluose esam žaidę. Aš manau, kad Budrio turnyras yra labai prasmingas, nes jis suvienyje šeimas, jis suvienyje ir mūsų šeimą, su kuriais, pavyzdžiui, su Dovilė mes susitinkame tik tai per Budrio turnyrą. Ir labai smagu, kad tie giminės ryšiai nenutrūksta, kad jie yra ir užtat mes esame labai dėkingi Budriui už tą idėją, už tai, kad jisai propaguoja krepšinį ir propaguoja šeimos kultūrą. Aš manau, kad tai yra labai svarbu. 5. turnyras vyko Kaune. Čia žinomo komentatoriaus ir krepšininko Petro Buzelio atminimui. Labai gera organizacija, labai geros komandos eina, patenkinti visi laimingi, su vaikais, su žmonom, su visa šeima pabūna šeštadienį atvažiavę. Labai smagu
Kaune dalyvauti ir kadangi su Petru Buzeliu, aišku, man teko, mes vienmečiai, man teko su juo rungtyniauti. Aišku, jis už Kauną, aš už Klaipėdą, tai buvo puikus žmogus ir kaip žaidėjas, ir kaip komentatorius. Tokį organizatorių kaip Kazimieras, tai reikia dar suieškoti šitiek energijos, šitiek entuzijazmo, šitiek atsidavimo krepšiniui. Ir žinoma, viskas Lietuvos krepšiniui. Finale susitiko šliogeriai ir pirmą kartą dalyvavusi Zubavičiai, kauniečiai. Ir šliogeriai 70-56 laimėjo šliogeriai. Šliogeriai jau pastovus beveik, mano, kaip sakant, dalyviai Klaipėdoje finalininkai. Sveiki, mes esam šliogerių šeima. Mes susibūrę esam nuo 2004 metų ir 11-12 metai turbūt dalyvaujam šitose turnyruose. Vieną, ko gero, esam praleidę pagrindinį vykstantį Klaipėdoje, toliau visuose dalyvaujam. Visi sportuojantis, visi judantis. Mes visi kartu susirenkam pažaisti metus 2 kartus. Tai vienas čia būna kartas, vienas kartas Klaipėdoje. O atskirai visi turim suskirstę po miestus, po Vilnių, Kauną, visi atskirai sportuoja. Mano irgi šeima galvoja apie tai, planuoja atvažiuoti iš Užjūrio ir sudalyvauti šitam turnyre. Tik tai nežinau, kuriais metais. Kazimieras planuoja 16 metais. Aš manau, gal Tos Dievas ir atvažiuos mano vaikai čia su mano anūkais. Krepšinio pasaulyje! 6. turnyras Trakuose gal įdomiau. Ten nauja komanda atsirado, tokie Visockai. Ir jau 2 metus turnyrą Rimui Girskiui skiriau. Ir ten taip pat dalyvavo 4 komandos, galima sakyti, senbuvė Zaikauskai, ten Majerai. 1980 pradėjom. Mes tai kartu žaidėm ir Modesto Paulausko komandos kartu būdavom ir būdavo ir televizijos komentatorė Grikštaitė. Jinai kartu dar tuo metu mergaitė bėgiodavo po aikštelę iki 89, tai kiekvienais metais būdavom. Tai priklausoma nuo to, net 2003 metai tai buvo ir čempioniški metai, o prieš tai įvairios ir nuo 2 iki 8, taip kad labai spektras platus šiuo atveju. Ir laikydavom olimpinį principą, kad sudalyvauti taip pat yra svarbu. Tautvačiai susitiko finale su Zaikauskais ir jie nugalėjo 62-55 ir taip jie vėl iškopė į finalą. Mūsų komanda, Tautvačių komanda. Šiandien laimėjom 1 vietą ir norim dedikuoti tą 1 vietą mūsų Tautvačių šeimos naujagimiui. Tai yra sūnui. Mano sūnus gimsta. Visai komandai, visiems, kurie šiandien žaidė, taip rezultatyviai. Visiems sirgaliams, kurie tikrai labai nuostabiai sirgo. Žinoma, organizatoriams, kurie organizavo tokį nuostabų turnyrą. Ir mes tikimės Klaipėdoje laimėsim 1 vietą. Paskutiniai 7. atrankos turnyras Vandosi Šiauliuose. Sušūkime visi, kas šiandien laimėjo. Mes! Šiauliuose pats svarbiausias ir puikiausiai praeina atrankos turnyras. Šiais metais dalyvauja 7 komandos, iš jų 3 naujos komandos. Kiekvienais metais vis dalyvauja daugiau komandų. Taip, kad Šiauliuose didžiulė ateitis, kas liečia šeimų krepšinį. Čia Valteris, čia Vilius, mano sūnus. Šiandien buvo krikštas, pradėjom šeimų turnyrą. Tikiuosi ne paskutinis. Va, tikrai buvo labai šaunu, labai gražios varžybos, vienas pralaimėjom, vienas laimėjom. Va, ir jie tikrai šaunuoliai šiandien mums padėjo ir suteikė gražių emocijų ir žiūrovams. Ir gaila, kad ne visi dar esam. Mamytė yra pabėgus ir dar kiti, bet, sakau, patys ištikimiausi žiūrim finalą. Aš esu Vilius ir treniruojuos Antanas Sireikos krepšinio akademijai. Aš esu Valteris, Saulės krepšinio akademijai. Dar yra dar mažiukas sūnus, tai yra metų ir 8 mėnesių. Vėjas, tai pamaina auga, džiugu.
Va, ir matysim, ne, po truputį dalyvausim, kiek jėgos leis. Aišku, dar patys neseni, tai aš manau, kad dar ateityje tikrai sudalyvausim turnyruose šeimų. Naujai, kurios šiais metais įsijungė Šiauliuose, tai žinomas Europos čempionas Lanino komanda, Armala, tokie žinomi, kurie remia Šiaulių pagrindinė komanda, Iminavičiai, tarp kitko, Iminavičiaus Rimo sūnus taip pat subūrė komandą. Dėl 3 vietos susitiko Kačerauskai ir Grigalė, senyje jau priešininkais ir labai po sunkios kovos 4 taškų skirtumas 47-43 laimėjo Kačerauskai ir taip jie iškovojo 3 vietą. Šito atrankos turnyrą pagrindinis klubis tenka Kačerauskų šeimos stoviai Jūratė, kuri čia ant savo, kaip sakant, visą tą organizacinį pravedė. Mes esame labai patenkinti šią mintimį ir prisidėjome prie tos iniciatyvos rengti šeimų krepšinio turnyrus. Kadangi Šiauliuose išties yra nemažai šeimų, kurios žaidžia, domisi krepšiniu ir jos tai daro iš kartos į kartą. Esame labai patenkinti, labai džiaugiamės, kad atsiliepė mūsų prašymus dalyvauti turnyruose, pabūti kartu su šeima ir puoselėti šeimos tradicijas. Prie šeimų krepšinio organizavimo labai stipriai prisideda amžinatilsį Rimo Iminavičiaus sūnus Šarūnas Iminavičius. Jo tėvelio garbė jau 4 metai iš eilės Šiauliuose ir organizuojami šie turnyrai. Finale Žukauskai ir Giedraičiai. Tai vienas iš rimčiausių. Ir kas tiesa čia, finalas, jeigu laimės Žukauskai, bet į finalą, kadangi Žukauskai yra pernykščių metų čempionai, tai jie čia kaip ir nekonkursai dalyvauja, taip kad jeigu laimės Žukauskai, bet finale dalyvaus Giedraičiai. Oi, čia yra sportas, kai sako. Kažkas turi laimėti, kažkas turi pralaimėti. Šiandien Mindaugas, jo komanda yra stipresni už mumis. Kadangi už mumis Klaipėdoje dalyvaus Kačerauskai, tai linkiu jiems sėkmės ir manau, kad jie tikrai sukovos ir iškovos kokią nors spalvos medalį. Esame Žukauskai, 3 kartą tampame Šiaulių zonos nugalėtojais, pernai tapome visos Lietuvos čempionais ir šiais metais bandysim važiuoti dar kartą ginti savo titulą. Žukauskai, dabar esame Šiaulių čempionai. Noras laimėti, žaisti krepšinį ir būti kartu, man atrodo, mūsų yra pagrindinės pergalių kalvis. Reikia sulaukti turbūt tokio įvykio, turbūt, kad šeimų Europos taip. Planuojam žygiuoti Europai, pasaulį, palengva laipteliais ir stengsimės būti visą laiką tokie sportiški, stiprus, aktyvūs. 2016 metais mes jau minėsim ir žaisim 40-ąjį turnyrą šeimos, kuris vyks Klaipėdoje, kaip visada. Aišku, tokie turnyrai tik tai suvienė šeimas ir smagu pabūti juose, padalyvauti, susitikti su savo giminėm. Tai yra tikrai labai gražu. Šiaulių šeimos nori, kad Kazimieras Budrys pasodintų mūsų mieste ąžuoliuką, kuris simbolizuotų mūsų visų šeimų stiprybę. Ir kad visos šeimos būtų laimingos, tęstų jūsų puikias pradėtas Lietuvoje šeimų krepšinio tradicijas. Taigi, norime jums įteikti ąžuoliuką, kad jūs jį pasodintumėte mūsų mieste. Rimo Iminavičiaus garbei turnyras, tai vot mes su Šarūnu įamžinsim. Tau mintis šviesi, Žemė Lietuvos, žemė Lietuvos, ąžuolai žaliuos, žemė Lietuvos, žemė Lietuvos, ąžuolai žaliuos. Tai sakau, čia tokia garbė man, ąžuolas tai mūsų čia Lietuvos simbolis. Ir aš manau, kad šitas ąžuolas įamžins ir šeimų krepšinis vyks 100 metų. Mažiausiai 100 metų, o to gal ir viso
visą gyvenimą. Ąžuolai žaliuos, ąžuolai žaliuos, žemė Lietuvos, žemė Lietuvos. Laidos partneris TTT Kazino.